atvažiavau ištestuoti. Tai realiai savaitę laiko dariau daug darbų, daug visko buvo padaryta. Stabdžių sistema pakeista, pravodkė jungta, kūro sistema, krešberas sutvarkytas. Planšetės tik dar neįsidėjau į skyrelį, temperatūrų nerodo, tai nežinau, krasną kartą pajunginės telefoną, turbūt ir pažiūrėsiu, ar viskas nekaista, ar viskas laiko. Tai žodžiu, pirmas važiavimas ir man jau neramu, kad kažkas nutiks. Nežinau, reikia pafilmuoti pirmą važiavimą. Net nesu tikras, ar atlaikys mašiną. Nors viską lyg ir surinkau, bet vis tiek ta baimė, kad pradžioje gali būti nekokia. Kai lieka savaitė iki Masūrio, yra daug laiko, sakyčiau dar, tai galima spėti kažką surinkti. Jeigu kažkas ir išlis, tai labai gerai, kad atvažiavau patestuoti, bet tikiuosi 7 komplektus turiu, tai kažką spėsim dar ir pravažiuoti, pasitreniruoti. Kebros yra nemažai atvarėva iš tiesų. Ir iš Utenos, iš dar kažkur, ir vietiniai dar Latviai žadėjo liktais prisijungti. Ir važiuojam, bandom čia daryti. Treniruotė praktiškai baigėsi, panašu, kad variklis jau į pabaigą, o man dar tik įsipradžio 2 važiavimai ir 3 važiavimai viskas, variklis kleksi visas, tai Masūris jau panašu, kad kaip ir nuplaukė. Nežinau, iš kur tie garsų iš variklio, dar taip nėra buvę. Lem, žiauriai blogai, valdomumas blogas, kamperis blogas, suvedimas blogas, išvertimas blogas, neturėjau galimybės ant stendo nuvažiuoti. Žodžiu, čia daug reikalų, biškį gal paskubėjau, norėjau, kad greitai gerai gautėsi, gaunasi nesąmonė. Garsai žiaurus, blem. Viskas pofik, valdomumas vis tvarkysi, bet blemba, garsai iš variklio tai žiauru. Ieškau variklį. Žodžiu, svarstom dabar variantus, kas gali būti su varikliu. Įtarimas yra, kad gali būti kompensatoriai, nes dabar truputį pastovėjom, palaukiam, atvėso variklis ir pradėjo truputį tyliau dirbti. Tai yra tikimybė, kad galbūt kompensatoriai, bet taip garsiai dirbančių kompensatorių aš nesu girdėjęs, bet va tą prima. Tai jeigu čia būtų grandinė, tai nežinau, ar jinai aprimtų tiek pastovėjus, tiek atšalus. Bet grandinė iš tų variklių galbūt ir nėra pati silpniausia vieta, tai dabar svarstom, kas čia galėtų būti ir ką čia galima būtų daryti. Su išsukimu, tai čia atskira tema, sakau, nesureguliuota, tai turbūt nesigaus tinkamai važiuoti. Ir dar turiu problemą, kad nežinau, ar matysis vairo strypas, tas, kuris eina nuo kryžmės iki kryžmės. Irgi jisai yra nelygiai suvyrintas, dar vienas kasiakas, kreivai suvyrintas, labai išlenktas. Ir tas irgi vairas sukant, jaučiasi, kad jisai tai banguojančiai vairas, tai lengviau, sunkiau. Tai problema yra ne viena, žodžiu. Tai tą išsispręsti spėčiau, o su varikliu tai nežinau, čia jeigu ir prieit prie kompensatorių, tai, okei, šitą dangtelį gal dar nuimti galima.
Bet šitas tai remiasi jau visiškai. Tai reiktų variklį išsikelt bet kuriuo atveju. Tada tepalai neaišku kokie įpilti. Tai tepalai irgi gali įtakoti. Tai galvoju, tik nežinau, ar pirmą vertą keisti tepalus, ar kaip čia geriau padaryti, galvoju. Iš tiesų variantas būtų gal ir pakeisti tepalus. Nes aš nupirkau ir jų nepakeičiau. Norėjau nuvažiuoti treniruotę, pažiūrėti, jeigu viskas ok, galvojau pakeisiu. Tai gal čia būčiau ir sutaupęs šitoje vietoje, bet padariau taip, kaip padariau. Žodžiu, reiks gal pabandyti dar kažkiek palaužyti tą mašiną, kad išlystų daugiau defektų, nes čia kiek 4 važiavimai, kokie nieko labai nesupratau. Bet dabar truputį ir baisu važiuoti su tokiu varikliu, nes blemba, garsai tai gazdina. Bet jeigu kompensatoriai, ten tragedijos nėra, nieko baisaus turbūt ir nenutiktų, jeigu kelis kartus praleidžiu. Tai žodžiu, pažiūrėsim. Nu davai, va, yra žmogus, kuriam galiu užvesti mašiną, parodyti, kaip dirba ir jisai įvertins. Tu gal truputį prie automechaniko, ne? Truputį. Nu davai, pažiūrė. Reakcija. Kompensatoriai. Dabar taip atrodo kompensatoriai tipo, bet pirmą, kai atvažiavau, toks buvo baisus garsas, kad eina naktį. Gali būti kompensatoriai taip blogai. Kaip pašyla, pas mus irgi taip pat visam mašiną. Nu, ne taip pat. Nu, aš toj pralėksiu dar vieną važiavimą, padarysiu, pažiūrėsiu tipo tada kaip, bet žiauriai. Dabar stipriai nurimo, ne? Buvo, nu toks garsas. Oi, čia tai labai negražiai. Čia labai negražiai, nu. Tai šito klipo pavadinimas turbūt bus tuk-tuk kas ten. Jeigu suprantat, link kur lenkiu, tai variklis pasibaigė, išlindo švaistyklis į lauką. Prieš tai garsus kleidė, norėjo pamatyti laisvę, tai va, išvydo laisvę. Nežinau, tai gal video bus arba pafilmuosim tą, ar ne, bendrai ardysiu vis tiek tą variklį išiminėsiu, tai parodysiu, kaip ten atrodo, kiek ten skilučių blokė, kaip išlindo. Turbūt protingesnis žingsnis būtų buvęs sustot važiuoti, kai atsirado garsai, bet kaip įtarėm, kad tai gali būti kompensatoriai. Per video tikrai garsą išgirsit kitokį, nei jisai buvo realybė, tai mums atrodė, kad kompensatoriai pasitarė, galvojom, nu pažiūrim, biškį ataušo variklis, užvedėm, garsas sumažėjo. Išlėkiau, padariau kiek? 4,5 rato kažkur padariau, jo, ant 5 rato vat ir pasibaigė. Jesuotų ištiek. Nu tai va, 4,5 rato, treniruotė tokia. Su vienu komplektu padangų, antru bėgiu, nenorėjau nei sankabos deginti, nei nieko, taip saugiai norėjau pasitestuoti. Tai va toks ir finalas, trumpas video. Paspauskit laiką, subscribe, standartiškai viską ir pažiūrim, ar sugebėčiau iki Matsūrio per savaitę laiko susitvarkyti išsukimus, valdymą ir variklį. Pats nelabai tikiu, bet bandyti galima. Va taip atrodo mano Matsūris. Praėjo 2 mėnesiai, lyja, ruduo, pirmukas guli pamirštas, nieko labai ir nedaryta. Varikliukas tas pats, užkalęs, nieks nekeista. Tai dar kartą priminsiu, ieškau variklio, dar vis tikiuosi surasti variklį, gal kažkokį truputį pigesnį variantą, nei 1200 eurų būtų gerai, arba išardyčiau kažkokią mašiną X5, E39, ar kažkur, kurioje 4x4 variklis. Jeigu turit pasiūlyti kažkokį automobilį, daužtas, be dokumentų, su problemom kažkokiam, su gedimais, paimčiau ir daryčiau, remontuočiau šitą pirmuką. Užstrigau taip, nieko nepadariau, nes grįžo 92, apie jį jau netrukus parodysim kažką. O reikėjo pinigų žodžių tam 92 ir taip toliau, ir šitas turėjo būti pristabdomas ir į Matsūrį niekur neišvažiavau, nieko neparodžiau. Video šitas irgi gavosi truputį nevykęs, todėl kad kas buvo. Praėjo daug laiko ir kol reikėjo montuoti, žodžiu, išsitrynė daug medžiagos. Kažkas išsitrynė, kažko neradau ir įkėliau, nei pačio užkalimo yra, nei ką, tai video trumpas, neaiškus. Bet ardysim šitą mašiną, variklį ir parodysim daugiau kažką. Labas, mielas mano žiūrovė. Pagal veidą matosi turbūt, kad senai jau nefilmavau, seniai nebuvau sukūręs kažkokio kontento video įkėlęs.
Žodžiu, truputį buvau susirgęs, buvo reikalų, užsiėmęs. Kaip ir dabar, negrįžtu dar prie projektų, dar turiu neužbaigtų reikalų su tuo pačiu, sakykime, Simioras varikliu. 745, kuris buvo N62 serijos 4.4 variklis. Tai vat, aš jį jau pasibėriau. Dar nepilnai, bet vat pradėjau. Ir parodysiu visą situaciją, kas jam buvo nutikę. Čia tas variklis V8, kurį norėjau įsikelt į savo projektuojamą naują mašiną, kurios dar nebuvau sugalvojęs, dabar jau, kaip žinot, turiu pirmuką. Tai žodžiu, pradžia yra tokia, alkūnės škyvas yra ir jis pastebėjau, kad jis yra kreivas, jis yra sulenktas. Nežinau, ar matysis, bet esmė yra, kad smūgį gavo per jį. Nuo jo smūgis toliau ėjo į alkūninį ir nuo alkūninio, o čia jis ir dabar paverstas, žodžiu, čia škyvas buvo, per jį gavo ir nuo tos vibracijos prasidėjo reikalais. Į medį trenkėsi, smūgis, vibracija, nuėmų karterį, matau vaizdelį va tokį. Visokios variklio dalys, švaistiklio gabalas matosi. Žodžiu, iš šitos pusės karteris pramuštas, iš priešingos pusės blokės skylė. Taip pat nuėmus šiandien į siurbimą, pastebėjau, kad irgi van ir skylutės, ir likučiai visokie, žodžiu, šitą variklio likimas turbūt stalą pasigaminti galima visai neblogą. Toliau lysiu į vidų, susitvarkau truputį ir ardysiu toliau. Žiūrėsim, kas ten viduje yra gero dar. Tai žodžiu, dar nusipirkau audelę dalim išsiardyti. A6C6 2 litrų dizelis. Jeigu kažką domintų, kažkom reikėtų kažkokių dalių, tai jau galit kreiptis ir dėl audelę. Ir susitvarkau truputį, atsilaisvinu garažą, susitvarkau viską. Ir turbūt sekantis žingsnis būtų, nežinau, kas greičiau gausis. Jau ir E92 turi būti paruoštas neužilgo. Ir pirmuką reikia įsivaryti, išsiimti variklį, pažiūrėti, kas jam nutiko. Bet dar vis, kaip minėjau, ieškau variklio. Tai jeigu turit M62 variklį, 4.4, iš X5, slyvos, iš bet kokios, kuris ėjo, pasiūlykit, žodžiu, domina. M62 gal ir M60 domintų. Tai kol kas tiek, ardau toliau tą variklį, tuoj parodysiu, kas ten viduj. Gero. Tai va, realiai dar net nereikėjo išardyti pilnai. Nuėmiau tik karterio dangtelį, kuris va yra tepalo paėmėjęs visas. Irgi patrupintas, palaužytas, vamzdelius va sulenkė gan storus. Ir kol kas, kiek matau, tai labai linksma. Va, švaistiklis lūžęs, kuris minėjau. Man blokas praskeltas. Stumoklis ten kaip atrodo visas jo lizdas. O toliau visi kiti atrodo iš tiesų gražiai. Tai vat vienas silpnutis švaistiklis neatlaikė. Ir iš čia malėsi ir viskas suplakė. Ir karterį, ir bloką, ir į viršų visur. Nu įdomu, dabar reikia jau tikrai išardyti, pamatyti, kaip ten viskas viduje. Truputį prasiardžiau giliau į bloką. Priejau prie alkūninio. Nuėmiau švaistiklius, tą patį vat ir šitą švaistiklį, linkusi lūžusi. Bet žiūriu, kad indeklai jų tai visai geri. Ir dabar, kas įdomus dalykas, tai žiūriu, kad ir pats velenas nesuraižytas, alkūninis. Įdomu būtų iš tiesų nusiūs galbūt jį protestuoti, kad pažiūrėt, ar jisai yra pažeistas, sukraipytas, ar dar kažkas jam yra. Įdomu, ar tik tai po smūgio švaistiklis vienas tas lūžo ir viską išdaužė, aišku, van ir cilindrą pažeidė. Su stumokliu kartu faktas, kad viskas traiškė. Tai bet klausimas, ar tik ten pažeista? Ar, turiuomenį, tai viskas čia šiaip išmetimai. Bet alkūnis būna, kai kam reikalingas, tai gal alkūnis atsveikas lygiai įdomu. Tokiu atveju realu, kad jis išgyventų ar ne, nes tikrai buvau įstikinęs 100%, kad jam bus šakės. O dabar žiūriu, kad viskas su juo gražu, tai gal vertėtų pastikrinti. Žodžiu, nusiėmiau galvas. Vieną, tiksliau, dar kol kas galva ten, kur stumoklis suvarytas, to dar nenuėmiau. Tai žodžiu, pati galva viskas okei su jie čia. Tvarkingai tiek iš tos pusės, tiek iš tos viskas gerai. Matėsi, kad viskas buvo okei iki tol su varikliu, bet vat, tas smūgis viską sugadino. Okei, ar daug kitą pusę, pažiūrim tą stumoklį, kaip atrodo. Kitos pusės galva, nuėmus dangtelį, matosi, kad situacija jau liūdnesnė.
Va, matosi, roketsas valiuojasi, spiroklėlės nuo vožtuvų turbūt gavo per tą cilindrą. Nu, tai yra tas stumoklis trenkia į vožtuvus ir viską išbarstė, aš taip manau. Žodžiu. Taip neturėtų būti. Bet vis tiek, pelenėliai geri bent jau. Per porą vožtuvų gavę tik tai. Nuimsim galvą, pažiūrėsim, kaip ten viskas atrodo giliau. Tai štai ir finaliukas. Išsiardžiau varikliuką. Liko išsiimti stumoklius realiai. Galvas taip ir paliksiu, o stumoklius išimsiu ir dar nežinau, kokie planai toliau su to varikliu. Alkoninį dar galima išsitraukti. Tai antra galva, antras paviršius bloko jau atrodo įdomiau. Ar norit pamatyti? Žiūrėkit. Taip turi atrodyti stumokliai. O va taip neturėtų. Čia tas, kur švaistiklis lūžo. Stumoklis pradėjo daryti nesąmonės. Trenkėsi į švaistiklį. Oi, vožtuvą. Ir va, vožtuvą nulaužė. Tuo pačiu čia pridarė nesąmonį. Va, 3 atrodo tvarkingai, o vienas va per 2 vožtuvus gavo. Žodžiu, pridarė reikalų, net per žvakę gavo. Tai dabar šitą dar dalis aišku įdomi. Čia blogiau nebus. Bet, jeigu norit sužinot, kaip atrodo stumoklis, cilindras, tai va, daugmaž taip. Po sprogimo. Tai dar padirbam biškį. Nu va, porą valandėlių, darbeliai baigti, sutvarkyta viskas. Kreipkitės, jeigu reikia. V8 dalių, Audi dalių. Iš V8 va dar trumpai parodau visą šitą šiukšlyną. Dabar tvarkysiuos, bus neįdomi medžiaga, tai kam čia tą rodyt? Aš tiesiog turbūt užbaigiu video, o jūs nežinau, ką darykite, aš tvarkausi garažą. Žodžiu, blokas. Labanakt. Dangteliai visokie, nežinau, gal kažkam kažko gali prireikti, ten visokie vanusai, stumokliai, kažkaip tie vadinasi, dar pamiršau, ką norėjau pasakyti, alkūninis per klaustuką geras ar ne, nežinau. Visokie, vėl pamiršau, kaip reguliatoriai šitie vadinasi, starteriai, generatoriai, pompos, sklendės dangteliai. Vieną galvoju. Žodžiu, reiks dalių, kreipkitės, o dabar jau garažas šiek tiek aptvarkytas, atrodo jau geriau, bet dar desitvarkom ir stumiam projektus į garažą, gana su šitais laužais dirbti. Laiką, kaip visada laiką užmetam.